tūkstančių. Aš žinau. Linkim visiems sėkmės. Klausu. Alio, labas vakaras. Labas vakaras. Ar su Linute kalbu? Nu, Labas, Linute, tau skambina Vytas. kaip? Tau skambina Vytas. Atsimeni mane? Ne. Aš tau siunčiau laišką, tu turėjai per kalėdas gauti. Jo, Aha. kaip fain. Kaip tu laikaisi? Puikiai. Viskas gerai? Taip. Nesutrukdžiau aš tau, tu gali kalbėti. Ne, netrukdai. Labai gerai. Žiūrėk, jau greitų laikų, tiksliau gal kitą savaitę, gali būt, kad galėsim gal net pasimatyti. Norėtum? Jo, labai. Rimtai, aš labai džiaugiuosi. Aš irgi. Super. Sakyk, o kaip tu norėtum, gal galėtum tiesiog atvažiuoti manęs pasitikt? Mes galėtumėm Vilniui pabūt. Jo, būtinai. Rimtai, tu taip kažkaip paprastai? Tu Ne, tokia... sakyk, kur reikės atvažiuosi. Taip prie Praviniškių. O, dar geriau. Kodėl dar? O kas negerai? Ne, viskas puiku. Nu, tai džiaugiuosi tada. Tu kažkaip tokia paprastai sukalbama. Čia tu su visais taip? O kodėl tu taip elgiesi? Patenka. Dar. Patinka tau? Taip. Kažkaip aš keistai jaučiuosi. Nenorėčiau turėti tokios merginos, kuri taip elgiasi, nes nenorėčiau Kodėl? vėl sėsti. Ne, rimtai kažkas skambina. Mano vardas yra Vytas. Jo. Taip. Kažkaip nepamenu, aš jokių vytų. Na, gal tu nesuskaitei iki galo mano laiško? Arba aš negavau tavo laišką. Ne, aš taikiau, kad tu gautum jį per kalėdas. Turėjai, tikrai turėjai. Gruodžio 24, vėliausiai 25 dieną gauti mano laišką. Kažkaip gal net ten nušinti kažkur. Aš su Linute kalbu. Nu taip, Tau 19 metų. nu taip. Keista. Labai keista. Na, bet kaip ten bebūtų, aš vis tiek labai norėčiau tave pamatyti. Ar būtų tai įmanoma? Nežinau. Nu, kodėl? Prieš tai sakei taip, dabar nežinau. Tu jau abejoji? Jo, pradėjau dabar abejoti. Su nepažįstamais laikais. Nu, kodėl? Aš galiu būti labai paprastai pažįstamas. O gal tu gali atvažiuoti rytoj manęs aplankyti ir pakalbėsim, nes man toj sąskaita pasibaigs. Abejoju. Kodėl? Tu bijai? Jo. Nebijok, aš geras žmogus, žinau. Prieš 7 metus, kol sėdau, tai dirbau gerą darbą ir vis dar turiu santaupų. Vaikų neturiu, esu nevedęs. O, su jaunikis tikriausiai. Pasportavęs dabar jau. Per 7 metus. Sveikam Turėjai kūne, laiką. sveika siela. Taip, apsiskaitęs. Kaip pastebėjai, nesikeikiu. Šaunu. Nerūkau. Nuo šiandien. Smagu. Ateik rytoj aplankyti, pasižiūrėsi į mane. Vis tiek aš tavo adresą žinau. Kaip ten bebūtų, kai išeisiu, būtinai aplankysiu. Jo, žinai mano adresą? Na, juk laišką siunčiau. Nu ir pasakyk mano adresą. Aš žinok, negaliu dabar. Kodėl? Pas mane yra parašytas ant lapo po lova, čiužiniai. Ir be to, mane girdi. Nu, Kas nu? pasako kažką. Tai neateisi aplankyti? Nežinau, laiko neturiu. O kuo tu užsiemus 19 metų? Ai, mums šeima, Ar ne? verslas. Labas, Lina, tave trukdo radio stotis Zip FM iš Vilniaus. Radistas. Labukas. Kaip laikaisi? Dieve. Kaip po gimdymo tu klausyk dabar. Iš kur esi? Iš toli. Iš pajūrių. Pajūrių. Dieve, aš užmušiu, man atrodo, vieną žmogų greitą laiką. O rimtai gavai laišką ar negavai? Ne, negavau.
Gaila. Bet tai gauni šiaip laiškų, ne, iš ten? Gaunu šiek tiek. Gauni. O kodėl, kaip čia taip gavosi, kad tu jas gauni? Aš nežinau, kažkaip paplatino mano adresą, kažkas. O tai su O tai nuotraukom? nuotrauką paplatino? Ne, tiesiog gaunu laiškus ir tiesa. Geras. O tu turi vaikiną? Ne. Ne, tai jau. Supratau. Tai gerai, gero to vakaro, Jo. nieko nebijok būt drąsiai, iki. Gerai, dėkui. Geras, klausyk. Įdomus. Mistika